Tai įvyko ne čia, o toje vietoje, kur žemė užsilenkia ir prasideda gražių pažadų kalnynas, ten, kur kadaise čiurleno išdžiūvusi vilčių upė, o dabar ten apgaubtas iliuzijų migla, kuri degantis tiltas, prie neišsipildžiusių svajonių miško stovi pradriauštas sausainų namelis. Tame labirinte be išėjimo gyvena lietaus šokio kolektyvas su choru, o jiems eismą reguliuoja gerasis išgelbėtojas. Botanikas su kastuvu prasarjotas mintys apie gerą gyvenimą ir skurdą šiame plintuso ribos. Ir štai čia toks kaimas, o už saulės užtemimo ribos stovi 3 namų miestas, kur gyvena 3 plėšikai ir telefoninis sukčius. Kažkadaise buvo išpranašauta, kad į tą vietą artėja pasaulio pabaigos kometa, o dabar slyvų šakas prie žemės lenkia nenumatytas apgaulingas pavasario skersvėjis, saulės radiacija ir žvaigždžių šviesa. Ta nuostabia diena buvo ant debesėlio, kai pasirodė nusmukta kelnis kuntumbas su savo ledine ledi ir jos sustyguotais visam gyvenimui planais. Tas kairialūpis su savo skundikų armija, net nenujausdamas bėdos mandagiai pasveikinęs pakvietė kavos, manydamas, kad tai atvyko nemokantis skaityti paštininkas, o gerbiamasis ilgai lauktas svety atnešantis geras žinias, prašome nepasikuklinti ir užsukti pas mus kavos kartu su savo ponia su rožiniais akiniais. Niekada neužsirišantis batų svečias nustebęs kaimiečių svetingumu ir atlapo širdiškumu, su savo chalatiniu požiūriu neatsisakė nemokamos kavos ir manė, kad dar įpils šlakelį brendžio iš senosios ąžuolinės bačkos. Choras jau malė pupeles, o kolektyvas jau džiaugsmingai tarškino podeliais, o botanikas toliau tęsė savo. Mes gerbėmi laukiame gerų naujienų iš miesto ir mažyčio siuntinuko. Štai prašom prisėsti, puikiai įsitaisę dykaduoniai bastūnai ir supratę, kad juos laiko ne tuo, kas jie yra pradėję sekti savo ilgą pasaką tokia giesme. Nu, žinokit, suprantant, dėl to mes čia, ne šiaip sau, iš kitos pusės pasižiūrėjus, mes gyvena reikšmiškai blogai, nežiūrime, kodėl to, kad patys viską kuo puikiausiai suprantate ir jūs nuostabūs žmonės. Vietinis sodas šerubūnas iš jų žodžių supratęs, kad vėl siuntinys atvyko, jis sakė greičiau nešti kavą, vandenį ir sausainius jau laužti nuo stogo. Jautėsi tarsi turėdamas raktą nuo laimės ir įsivaizdavo, kaip tu ją atrakins, kuntumbas mirktelėdamas akimi užkalbina savo ponę ar nebrangioji. O iliuzijų karalienė pindamas savo šuniukui kasytės čiulba, mes jau kaipgi vienareikšmiškai neatsiejami dalykai. Gal dar šlakelį gardaus brandžiukų į kavą kaip senais gerais mokyklos laikais. Supratęs svečių norą, sako chorui atnešti tauriojo gėrimo. O choras žinodamas, kad jau seniausiai viskas išgerta, rezgė jau planą iš tarnokusių obuolių išspausti pradėjusias rūgtis sultis, o sveteliai žvilgsniu vienas kitą supratę, kad šitą lošką iliuzijų pažadais maitinant jį duos dvigubai daugiau pieno tarė. Jūsų darbai yra mūsų darbo vaisiai, visi pelno rodikliai kyla, bet iš esmės visi toliau sėkmingai skurstame, o jūsų viltis yra tikresnės nei mūsų pažadai. Mūsų darbai kalba garsiau už mus, o jūsų siuntinis jau beveik atvyko, tik liko išspręsti keletą niuansų, nes nuolatos dirbame šią kryptimį ir stengiamės tobulėti jūsų labui. O tam savam moksliam sodininkui nuo tokių sultingų kalbų susisuko galva, o laikas pradėjo į virvutę suktis atgal.
Choras savo darbį brandį perdavė kolektyvui, kad tas pateiktų svečiams kaip ypatingą į brandį. Mat atėjo laikas daryti rutuliukus iškrapštytus iš nosies, kaip buvo pratę. Įtardamas klastą kolektyvas padėjo gėrimą per rupūžės, šuolį nuo svečių rankų. Žemdirbys norėdamas ilgas kalbas greičiau užbaigti pradėjo porinti, jog jau rodos tamsus audros, debesis kaupiasi virš jo galvos ir kad svečiams jau laikas išvykti, palikus siuntinį. Kontumbas sudažyta paniopšė, žvalbolių raugo suprato, jog šventė dar tik prasideda, pradėjom melžti aukso ožką. Mėly draugai, skubėdami, neužbėkime tiesai už akių. Vienareikšmiškai teigčiau, kad tuo klausimu nėra daroma jokių konkrečių žingsnių, kadangi nebuvo įvertintas situacijos rimtumas. Dėl to šitoje sferoje yra puoselėjama klaidinga viltis. Dosnūs šeimininkai tarpusavyje susižvalgę suprato, kad šie kaubojai nuo Garbanoto kalno nesiruošia atnešti siuntinio, o už lango saulė kėpina baisę sausrą. Plepus kvailys ir tylus maniakai pradėjo krauti malkas į garo mašiną, vienas kitam primindami, kad praeityje buvęs garsus pusdievių miestas, o dabar jame jau gyvena įvairaus plauko melagiai ir vagys. Akimirką praregėjęs tas edžių mylėtojas akies krašteliu pamatė, kad šio feristo sielos vidus buvo toks supelijęs, kad net saulė kiaurai persišvietė. Tačiau sulaikydamas visą vandenį po tiltu, tarsi užtvankoj, mandagiai šypsodamasis pasiūlė parodysias svajonių sodą, sodą su supynėmis ir vyno rūsį, kuriame jau seniausiai nebebuvo vyno, su ketinimu pravesti šitą nusmuktą kelnį balvoną pro dilgelių, usnių ir laukinių agrastų pievą, o išvyka vainikuos tiesioginis skrydis į erškėtrožių krūvą. Tuščias pažadų maišas su savo ponia užsivertė, ištuštino stiklą iki dugno ir pasitaisė veidmainystės. Kaukės vienas kitam mirktelėjo, kad dar tikrai nėra išrastų vaistų nuo kvailumo, o čia nei draugai, nei giminės ir verta sukelti aplink tortą vakarinio vapsvų fiestą. Ir visas avių širšuolynas pajudėjo link vartų į 5 pusės, rytino gėlino pusėn, gerais norais kristų takeliu. Jau sodo šeimininkas manėsi vėdas savo skriaudikus už pavadėlio, o savo saldžiomis kalbomis pigino savo mokslinę išmintimi apie šiuolaikinę sodininkystę, kai stabtelėjo prie citrinmedžių ir citrinžolių, šokančio fontano visų norų karalienės šuniukas, užuodė gulinčio gerojo žmogaus griaužį. Kontumbas pasitaisė akinius, nes viena akis buvo teleskopas, o kita mikroskopas. Vidinės saulės šviesos apšviestas, ėmė jaustis tarsi važiuotų su zuika bilietu ir tarė: o gerbiamasis, visų augalų žinovė, mūsų sielos dar pagėdautų to nuostabaus gėlių vyno šlakelio, nes pavėluotas sprendimų ieškojimas pagal mūsų pertvarkytą sistemą. Veiks geriau šis projekto modelis, pats save pateisina, nes mes užsiemame praeities klaidų koregavimu ir taisimu. Ir dar sausainėlių prie to pačio jau. Visas orkestras prie paparčių jau buvo pasukęs link pievos. Staiga dama per rožinius sakinius pamatė dūmus kylančius iš 3 namų miesto ir šūktelėjo: žiūrėkite tolumoje ir vėl dega mūsų cirkas. O tuo metu sodo vėtrungė, rodanti 6 pasaulio kryptis, persisukė ir pradėjo rodyti 7. Ir štai dangus nusidažė kraujo spalva, medžiai violetinė, o stebinčių akys visomis 7 siaubo vaivorykštės spalvomis. Tai buvo ta pranašauta kometa ir ji niekam nieko nesakius, o ramiausiai per žemės išlenkį rėžėsi į kalnus, truko pusiau, viena dalis nulėkė į miestą ir sprogo, o kita tarp miško ir sodo susprogo 3 dienoj. Šiandieną tas 2 išmuštas akiduobes vadina ežerais, o nosi per vidurį didžiuoju kanjonu. Ir mokykloje vaikus mokindami meluoja, kad būtent šie meteoritai išnaikino senuosius dinozaurus,
O tie, kurie neišmoksta šios pamokos, per kontrolinį gauna neįgiamą pažymį. Ir grįžus namo, tėvai su daržinė košė nulupa jiems kailį. Ir 3 dienom apriboja visas klaidingą laimės viltį teikiančias pramogas. Štai toks būtų teisingas Šumero dantiraščio, kuris yra užrašytas ant vienos iš molinų lentučių, vertimas, kurio mokslininkai nepripažįsta.